Sveiki sugrįžę po reklamos, kur kaip ir kiekvieną ketvirtadienį tradiciškai kviesime jūs paknyginėti. Na, o į knyginėjimų rubriką šiandien pas mus atvyko Delfi Kultūra redaktorė Jūratė Žuolytė, kuri mums ir pristatys knygų naujieną šiandien. Sveika. Labas, jau net neberytas, jau diena įsibėgėjusi. Taip. Ar gali mums papasakoti, ką šiandien čia atsinešiai? 4 bestsellerius turime ant savo stalo. Taip, tai yra 4 bestselleriai, tai šį kartą visos yra grožinė literatūra, tai yra romanai, visi tokie, kurios tikrai labai užkabinantis, ne veltui daug yra ir skaitytojų susidomėjimo sulaukia ir apdovanojimų įvairių ir daugybė dėmesio. Tai tiesiog visos tokios knygos, kurias norisi nuo pirmo iki paskutinio puslapio taip iš karto skaityti, ne visada aišku pavyksta, nes kai kurios labai jau ir čia storos, bet tokios, kur, pritrauks visą dėmesį. Ir kur galbūt per savaitgalį, per porą vakarų prisėdimų tikrai įmanoma. Taip, tikrai įmanoma. Kai kurias, priklauso, aišku, nuo kiekvieno skaitimo įpročio, tempo ir panašiai. Taip. Tai galim pradėti nuo pirmosios knygos pavadinimu Sveika gražuolė. Arba gali... Tai jau kaip pasakysi, galim ir nuo tos pradėti. Sveika gražuolė, tai yra Ana Politano rašytojos tokios knyga. Ir yra tokia... šeimos drama ir jinai labai tikrai kokybiškai taip rašo, labai literatūriškai graži kalba, bet esmė yra turbūt pati ta istorija apie tokį vaikiną, kurio jį patį nuo vaikystės lydi tragedija, jis užaugęs, nenoriu visko atskleisti, bet dėl tam tikrų aplinkybių tokioj nelaimingoj šeimoje, nepatyręs, kas tai yra meilė, kas tai yra šiluma. Ir, jis susipažįsta jau būdamas su studentu su mergina, kuri yra viena iš 4 sesių. Jis įsimyli ir sukuria šeimą su ja, bet iš esmės, kaip jis paskui savo pripažįsta, kad iš esmės jis sukuria ryšį su visa ta šeima, ne tik tom 4 sesėm, bet taip pat ir jų tėvais, kurių yra visiškai kitokie santykiai, kokių jis nematė savo gyvenime, nepatyręs. Ir jis labai tai vertina, jis tame būna, bet visgi ir tos iš pirmo žvilgsnio tobulo šeimos, ne visada viskas taip klostosi, kaip galbūt atrodo iš šono, pradeda irgi įvairūs dalykai atsitikti, išryškėja labai skirtingi tų seserų portretai ir tas irgi yra labai įdomu pasižiūrėti, gal irgi pagalvoti, o su kuria aš labiau tapatinčiausi, kurios nors iš pradžių buvo labai labai sulipusios, bet paskui visgi gyvenimai jas kažkaip išsklaido ir tokios labai daug dramų yra, kad tam tikram gyvenimo etape kažkurių iš jų keliai išsiskiria, kaip jos ieško viena kitos ir kaip visgi tas galiausiai vis tiek yra ta išvada, kad tas šeimos ryšys niekur nedingsta, tai yra pats svarbiausias turbūt dalykas, kad ir kokie ten likimo vėjai mus kažkur blaškytų. Tai čia taip yra nemažai dramų, tai čia visiems mėgstantiems šiokia tokia intriga, dramas, ši knyga puikiausiai. Čia dramų tikrai daug ir tikrai labai graži knyga, labai tokia nuoširdi ir ta sveika gražuolė čia yra labai tokia svarbi frazė, kuri vis kartojasi ir tokia labai graži. Šiek tiek išduosiu, kad yra tėčio frazė vis sakoma savo dukroms ir tai yra toks irgi labai jautrus momentas. Taip. Galime judėti prie antros knygos, tai galime iš eilės imti. Taip, galima tada iš šitos pusės, ar ne, šį kartą imame. Taip, tai yra Slapta Floros Lee knyga. Tai tokia, sugalvota istorija, autorės pati Callahan Henry, bet labai, 2023 metais Goodreads skaitytojai išrinko ją kaip geriausio istorinio romano nominantę. Tai nėra ta prasme, kad kažkokia jau tikra istorija, bet neįdėta istorinį kontekstą. Ir aš irgi net nebuvau girdėjusi tos istorijos dalies, kad kai prasidėjo Antras pasaulinis karas, Londone buvo ieškama būdų, kaip išsaugoti tuos pačius trapiausius visuomenės narius, vaikus. Ir buvo pasiūlyta tokia galimybė, sakykime, labai rekomenduotina, kad vaikus suaugusieji įsodino į traukinį, uždėjo kažkokius raštelius, kas tie vaikai, kas yra jų šeima, kokie yra kontaktai ir išsiuntė į saugesnės tiesiog vietas. Ir ten būdavo labai skatinami žmonės priglausti tuos vaikus, taip pasitarnauti, sakykime, tėvynį. Ir taip susikloščius, kad ten gyvenusios sesutės gyveno tokiam aplinkybėm visai svetimoje be savo tėvų aplinkoje, viena praranda kitą. Ir irgi vėlgi, tai sako, labai sunku irgi per daug nepasakyti. Bet jos vaikystėje, kas joms įsiminė, kad vyresnioji sesė visada sekdavo mažesniai sesiai pasaką.
Ir kažkaip, na ir jos, ta pasaka jau jų buvo tokia bendra paslaptis, jų tokia įsivaizduojama slapta vieta. Ir praeina labai labai daug metų, na sesės dėl karo aplinkybių pametusios viena kitą. Ir vyresnioji sesė skaito knygą ir supranta, kad tai yra ta pasaka, kurią jis sekdavo savo sesiai. Ir ji pradeda ieškoti, na, kas čia atsitiko, kaip ta pasaka, na, kurios niekas be jos ir sesės nežinojo, visgi kažkur atsirado, kad niekas negalėjo žinoti. Tai tokios, na, irgi intriga, kas ten visgi buvo. Ir, na, ir meilės istorijų irgi yra įpinta, ir tos, na, istorinės aplinkybės, tai čia irgi tikrai dramų per akis kiekvienam. Čia puikiai paaugliams tinkanti tikriausiai knyga. Na, gali ir jie skaityti, vyresnieji galėtų, manau, tokia, na, nėra ji, kad labai... Na, ne vaikams skirta, nes yra ten tokių, na, irgi ir jautresnių scenų kažkokių, bet paaugliai vyresnieji taip tikrai galėtų ir, na, ir sužinotų daug ir apsvarstytų ir apie tą galbūt sesės brolius labiau vertintų, pamatę, na, koks tas ryšys visgi yra svarbus ir brangintinas. Šiek tiek padėtų įsigilinti tą šeimos santykį, tikriausiai ir ugdyti jį labiau. Galime eiti prie trečiosios knygos iš eilės ir ką mes čia turime. Taip, tai dar viena šeimos drama, čia mes taip pat visas tris užgriebėm iš apie tai. Yra ir Aidėjo kalnai, labai žinoma autoriaus Kaledo Hosseini knyga, jo garsiausias darbas yra Bėgantis paskui aitvarą, tai jeigu netgi kažkas ne knygą skaitė, galbūt filmą matė, tai čia yra, na, jo kitas bestselleris ir Aidėjo kalnai. Vėlgi, na, kažkiek susišaukia su praėjusia knyga, kad tai kontekstas yra kitas, tai yra Afganistanas ir irgi, na, šeima gyvenanti labai labai skurdžiai ir na, dviejų vaikų mama, dėja, na, gimdydama mažesnėje seserį miršta ir kaip atsitinka, kad iš esmės tas brolis, kuris pats dar yra vaikas, iš esmės augina sesutę, nors tėtis yra, bet ten irgi dėl tam tikrų aplinkybių jisai būna kažkiek ir toliau. Ir tas jų yra ryšys be galo tvirtas. Bet, na, tėtis matydamas, kad jisai neišgali išlaikyti abiejų vaikų, ta sesutė nusprendžia tiesiog, na, parduoti turtingesnį šeimai, kuri galbūt, na, galės geriau pasirūpinti. Na, ir visą gyvenimą yra tokia jų neišgydyta žaizda, nors sesutė netgi neprisimena, nes jos paskui pasikeičia visai kitos aplinkybės, nukeliauja į kitą šalį gyventi. Ir, na, ji net nežino, kad kokia ta buvo jos pradžia, bet vis jaučia, kad kažko trūko jos gyvenime. Na tai toks, o brolis, na, jis visą gyvenimą, jis galvoja apie tą savo sesę ir tai šioje knygoje mes keliavom per skirtingus žemynus, per skirtingas istorijas. Atsiranda daug kitų veikėjų. Ir irgi visur pamatome, kaip netgi žmonės nežino, bet visgi tam tikri ryšiai lemia jų veiksmus. Vienas apie kitą mintis netgi gali paveikti. Tai tokia, na, aišku, didžiausia intriga būna, na, išlaikoma iki galo. Na, tai kaip tam bus, ar tas brolis ir sesė ar atras vienas kitą. Ir manau, kad jie bus, na, ne tiesiog tokie, kokie daugelis galvoja. Galimai gal tokia ir netikėta. Taip. Tai norint ją sužinoti, tikrai rekomenduojam knygą perskaityti. Taip, reikia perskaityti. Tikrai, na, parduota daugiau nei 55 milijonų egzempliorių, bestselleris absoliutus. Tai tikrai labai irgi kokybiška, puikia knyga, mėgstantiems dramas, mėgstantiems kitas kultūras pažinti, tai labai įdomi. Na ir galim judėti prie paskutiniosios knygos. Taip. Ar tai bus dar viena šeimos drama? Jeigu kas mato autorių, tai niekam net nekyla tokio klausimų. Stevenas Kingas, tai ne, tai tikrai nėra šeimos drama. Čia iš konteksto šį kartą išsiskiria, na, tai garsusis siaubo istorijų rašytojas, tai ir šį kartą irgi mums siūlo būtent Šiurpuliukus. Tai nėra nauja knyga, bet iš naujo išversta Mizerė knyga. Vienas iš garsiausių, tiesą sakant, jo kūrinių. Tai tokia, na, kaip visada, šiurpia istorija. Jis pasakoja apie rašytoją. Irgi kaip rašytojas, na, jis labai džiaugiasi, kad turi tokią knygų seriją, viena labai mėgstama su personažijos, labai populiari, moterų auditorija labai toje personažiai mėgsta, o jis pats, na, negali jos pakęsti. Jis bando vis rašyti kažkokius kitus kūrinius, bet, na, visi nori tos jo personažės. Ir jis vienoje knygoje, na, nusprendžia visgi ją nužudyti, pavadinkime taip, labai džiaugiasi tuo. Ir keliauja kažkur automobiliu. Na ir taip atsitinka, kad patenka į autoįvykį ir jį išgelbėja
didžiausia jo gerbėja, kaip jinai pati prisistato. Na ir jis dėja jau labai sudėtinga jo sveikata, jis negali pajudėti netgi, kojos yra sutraiškytos, bet jo didžiausia gerbėja, na, jokių būdų nesutinka, kad galima nužudyti jos labai mylimą personažą. Na ir tada kaip ten jau santykiai rutuliojasi, kaip jisai suprantantis, kad negali ištrūkti iš jos tos tokios keistos rūpešio, nes jinai buvusi slaugė, jinai dar ir vaistais svaigina ir, žodžiu, ji reikalauja iš jo atgaivinti personažą ir, na, sukurti kitą knygą ir jis, na, turi rašyti taip tokiamis aplinkybėmis. Tai tikriausiai visi Stepheno Kingo fanai turėtų suskupti ir perskaityti šią knygą, jeigu dar neskaitė, arba jeigu netgi skaitė, gali iš naujo, nes, na, naujas vertimas, tai galbūt kažkokie niuansai kažkam užkliusti ir galima tikrai smagiai vėl pasišiurpinti. Taip, kaip tik tokiais dabar jau tamsiais, niuriais, šlapiais rudens vakarais, gal kaip kam nors ir tiktų ir patiktų. O ką tu pati, Jūrate, mėgsti skaityti? Vat atėjus rudeniui, sutemus, prisėdus, priguls ant sofos. Aš tokia esu labai įvairi skaitytoja, man labai įvairių stiliai patinka, įvairių žanrai, bet štai tokios kaip šios knygos, na, tikrai visada man įdomios, kur gali persikelti kažkokias įsivaizduojamas istorijas, pagalvoti, kaip kas būtų, kuriuose yra ir kažkokios štai filosofinės visgi minties, na, nėra nei viena čia iš tokių, kur būtų, na, tik istorija be jokios minties. Čia yra tikrai kiekvienoje, kur galima apie kažką daugiau pamastyti, tai man tas visada svarbu literatūroje.